Good morning. Probably that's the best announcements. Yes, there are less people here, maybe more brief you will have. Anyway, we started with very interesting events already yesterday with a lot of meetings, and you already have been involved from yesterday's, all of you. And I want just to congratulate the fact that you are in Lithuania, in Vilnius. It's my town, I born here, so I love it, and I want you to love it and to see as much as you can, not only to sit here, but also to have some space to see and enjoy. But now I want you to hear my language, which is unique, very rare and nice. Mieli šio renginio svečiai. Sveikinu Jūs atvykus į Lietuvą ir susirinkus į baigiamąjį Lietuvos pirmininkavimo demokratijų bendrieji renginį. 1990-aisiais Lietuva atgavo nepriklausomybę ir užsibrėžė tikslą sukurti tvirtą demokratinę valstybę. Po atkaklaus, beveik 20 metų darbo šia kryptimi, jau 2009-aisiais Lietuvai jau buvo patikėtas pirmininkavimas daugiau nei 100 šalių vienijančiai demokratijų bendrijai. Šiandien galime apibendrinti mūsų pirmininkavimo iniciatyvas ir nueitą kelią. Džiaugiuosi, kad pasiekėme prieš 2 metus užsibrėžtus tikslus. Pirma, pačią bendriją reformavome tam, kad ji taptų efektyvesnė, o priimti sprendimai sėkmingai gyvendinami. Antra, į bendrijos veiklą įtraukiame parlamentus, energijos ir idėjų kupiną jaunimą, nevyriausybinės organizacijas, bei verslo atstovus. Ir trečia, paklojame pagrindus pilietinės visuomenės ir moterų vaidmens sustiprinimui valstybės valdyme. Lietuva parodė, kad prieš 20 metų iš vakarų valstybių perimta demokratinės valstybės kūrimo patirtį šiandien jau gali perduoti ir kitoms šalims. Pademonstravome, kad esame pasirengę oriai ir solidžiai siekti demokratinių permainų, neprimesdami savo požiūrį, tačiau plėtodami dialogą ir siekdami visiems priimtino sprendimo. Tačiau pasaulyje matome dar daug atvejų, kai tautos ir žmonės nesutinka su esamais režimais, nori permainų ir kaitos savo šalyse. Tik konsoliduotų demokratijų pavyzdys rodo, koks yra tokių visuomeninių politinio brendimo kelias, visuomenių bendrimo kelias, bei skatina šią šalis apsispręsti. Visiems nedemokratiškiams režimams turi būti keliami vienodi reikalavimai žmogaus teisių srityje. Pabrėžiu, vienodi. Todėl negalime taiksyti su žmogaus teisių pažeidimais vienoje šalyje ir nematyti jų kitoje. Kita vertus, taikydami sankcijas už tai, kad šalies vadovas yra nedemokratiškas, mes pernelyg dažnai ir nepelnytai nubaudžiame eilinius žmones. To pasekmė – didėjantis priešiškumas išorės jėgoms ir dar labiau sumažėjusios galimybės skatinti permainas iš vidaus. Esu įsitikinusi, kad raktas į sėkmę – tai didesnis atvirumas. Pavyzdžiui, Lietuva siūlo drąsiau laikyti šio principo ir dažniau įgyvendinti tokias priemonės kaip sienos kirtimo režimo palengvinimas, palankesnė vizų išdavimo tvarka, intensyvesnis bendradarbiavimas švietimo
ir mokslo srityse su eiliniais žmonėmis. Džiaugiuosi, kad Lietuvos Seimas ką tik pritarė supaprastintam sienos kirtimo susitarimui su mūsų kaimynė Baltarusija. Mes taip pat pasiūlėme ES ir Baltarusijai pradėti dėrybas dėl vizų liberalizavimo ir readmisijos. Šiandien, kalbėdami apie demokratijos plėtros būtinybę, turime nepamiršti ir mūsų pačių demokratinėms sistemoms iš vidaus ir ypač iš išorės nuolat kylančių pavojų. Pavyzdžiui, ekonominių ir energetikos svertų naudojamas politiniais tikslais, nuožmus informacinis spaudimas, bandymai perpirkti nacionalinės žiniasklaidos priemonės, siekiant daryti įtaką politiniai šalies sistemai. Tai rimti iššūkiai visiems mums. Todėl, stiprinant dialogą ir bendradarbiavimą, ne tik prisidėkime prie efektyvesnės demokratijos sklaidos pasaulyje, bet ir sutvirtininkime ją savo šalių demokratiškumo, kokybę bei saugumą. Todėl visiems dėkoju už konstruktyvumą ir paramą Lietuvai pirmininkavimo demokratijų bendrijai metu. Linkiu visiems turiningų debatų, gerų sprendimų, naudingos patirties, o svarbiausia – sėkmės perimančiai valstybei, Mongolijai. Visiems sėkmės. Ačiū.